Labas, čia Dzinklopedijos žinios. Aptarkime, kas įvyko šią savaitę. Įdomybė iš gamtos. Balandis yra intensyviausias paukščių sugrįžimo laikas. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje vėl pasirodo mums gerai pažįstamos kregždutės, lakštingalos, pempės. Ar esi matęs, kaip pempės šoka pievose? O gal girdėjęs gerves? Gervės dažnai susiburia pelkėtose vietose. Taip pat jau turėtų būti grįžę ir baltieji gandrai, kurie dažnai gyvena arti žmonių, o juodieji gandrai slepiasi kiek giliau miškuose. Taip pat turėjome pamatyti jau ir mažuosius erelius riksnius. Tai yra plėšrūs paukščiai. Pasaulio naujienos. Šiemet iškart po Velykų balandžio 22 dieną minėjome Tarptautinę Žemės dieną. Ši diena pradėta minėti jau 1970 metais. Kasmet daugumoje šalių žmonės raginami vienytis ir išreikšti rūpestį mūsų visų namams žemei. Tarptautinės organizacijos ragina gyventi taikiai, harmoningai. Žmonės kviečiami dalyvauti medžių sodinimo akcijose. Lietuvos mokiniai bei darželių auklėtiniai šią dieną sodina gėles, tvarko aplinką, gamina ir kelia inkilėlius. Vilniuje prie Baltojo tilto vyko didžiulis koncertas Pasauliniai Žemės dienai paminėti. Balandžio 22 žmonės kviečiami būti sąmoningais ir tausoti mūsų visų planetą, nes joje esame ne tik mes žmonės, žemė taip pat gyvūnų ir augalų namai. Žinia iš Lietuvos. Ketvirtadienį minėjome šuns dieną. 2016 m. balandžio 24 Lietuvoje pradėta minėti šuns diena. Ši diena kviečia prisiminti, kad meilė visų pirma reiškia atsakomybę. Prieš nuspręsdami auginti šunį privalome suprasti, kad tapsime atsakingi už savo augintinį, privalėsime jo rūpintis ir neatsikratysime, jei pasidarys sunku ar pavargsime. Kiekvieno šuns šeimininko pareiga išmokyti savo augintinį tinkamai elgtis ir namuose, ir viešoje vietoje. Šią dieną miestų kavinės raginamos tapti draugiškomis šunims ir atverti duris ne tik jų šeimininkams, bet ir augintiniams. Pirmąjį sekmadienį po Velykų švenčiame Atvelykį. Anksčiau buvo įprasta vėl dažyti kiaušinius, tuos, kuriuos vištos sudėjo per tą savaitę nuo Velykų. Dažniausiai kiaušinius per Atvelykį dažydavo tik vaikai, todėl ši šventė vadinama Velykėlėmis, vaikų Velykomis. Tiek šiam kartui, mieli smalsuoliai. Kitą savaitę vėl grįšime su naujomis žiniomis. O jei nori pasidalyti savo žinią, paprašyk vyresniojo pagalbos. Parašyk mums. Iki susitikimo. Lik smalsus.